Labas rytas, raitytas. Tai visą naktį buvo garsai. Visą naktį kaimynai kalbėjo apie perkūnai. Važiuojam to, ko ir atvažiavom. Į kaimus. Bet pirmiausiai sustosim į parduotuvę. Reikia pasikrauti powerbanką. Ir pusryčiam, žinot ko, spurgų. Gerą rytą. Labas. Labas rytas. Gal jūs depozitą renkat? Aš atiduočiau, neturiu kur dėti. Ir turbūt jau žinot, klausiu, ar galiu pasikrauti. Gali, bet va čia va jau dabar. Gerai, ačiū. Tik nepakarš. Ne. Labas rytas. Labas rytas. Nu, kiek sukai, žinokit, dabar į orkaitę keliavo. O spurgos? Dar maišoma tešla. Turim pyragą. Turit pyrago? Nu, va, aguonis pyragas. O kaip jūsų vadinasi čia vietukė? Pamislik ir užeik. Ai, pamislik ir užeik. Nes buvo čia pas mus atvažiavęs Orijus pavalgyti irgi. Orijus, Tai sako, Visanomas jo. Tai sako, o, ką jūs darėt, kad pas jūs reitingai ant Google tokie aukšti. Gal mokama reklamą? Sakau, nu ne, mes nieko. Kur jūs prisėsit? Čia va, kur kepuraitė. Ačiū. Nu va, kaštavokit, kaip sako. Kaip sakėt? Kaštavokit. Kaštavokit, ačiū. Žinot šitą žodį? Ne, pirmą kartą girdžiu. Ragaukit, supratau. Kaštavojam. Vau. Ačiū, be galo skanu. Ačiū, kad užėjot pas mus. Būtinai. Gal galėčiau dar vandens paprašyti? Gerai, smagios jums dienos, kepant. Iki. Pasistengsiu. Palaukit, aš sumokėjau.
Tai Marigonys bent jau turėjo savo teatrą, panašu kad. Nežinau, kas jam atsitiko, gal sudegė, bet jį dabar atstato. Rašo, kad teatrą pastatė jau gana seniai, kaip pasipriešinimą prieš okupaciją kultūriniu būdu. Tai ką, Marionys Ček, labai mielas kaimukas, daug autentiškų pastatų su tais stogo raštais, langinėm, daug kraštinių namų, žmonės dirba kiemuose, net vieną bitės ūkį mačiau, o dabar varau į Musteiką pro kažkokį miško keliuką, sutaupyti laiko ir energijos. Tik reikėjo apsižiūrėti, žinoma, prieš einam per geležinkelį, nes gali traukinys važiuoti vis tiek. Niekada negali žinot. Hei! Kaip mane užknisa eit pirmyn ir atgal, jūs net neįsivaizduojat. Visi gražūs ir geri dalykai turi pabaigą. Širdutė nukrito į pakulnius. Važiuojam. Kita vertus, visi baisūs ir blogi dalykai turi pabaigą. Ane, Bebenčiuk? Yra tiesos, tačiau kelias tai tik žemės įtikinėjimas, kad mes turim kryptį.
Nu gal tu ir teisus. O, užklydau. Už namo pagaliau. Atgal į civilizaciją. O ten vairuotojas. Mažasis. Labai didelis, nežinau ar matosi, bet gan didelis namas. Už krūmų slepiasi ženklas. Uh-oh. Labas, ragotasis. Tai maždaug ten yra Ašašninkų kaimas, apie 2 kilometrai. Ir už Ašašninkų 1 kilometras Baltarusija. Tai apie 3 kilai iki kaimynės mūsų. Kaimynai tie, kur nori labai į mūsų kiemą ateit pažaist, nes mes daug žaislų turim ir kašės kamuolį ir šiaip smagiai labai leidžiam laiką visi kartu, bet jų nieks neįleidžia į kiemą, nes jų tėvai prisidirbę, agresyvūs tokie. Irgi ant saulutės šildosi veršiukai. Labas. Tesla vairuoju. Be piloto. Ne, jau ką, bevenčiukas perėmė kažkutį. Ave Marija. Statot? Jo, naujas muziejus. Smagu. Kada baigsit? Už porą mėnesių jau turėtų būti viskas. Čia irgi bus muziejus dalis. Wow. Bet čia mokamas? Ne. Ne? Gerai, ačiū. Tai aišku, Suvalkietis paklaus, ar mokamas, o kaipgi kitaip. Riešutukus glemčiu, kad energiją palaikyt. Muziejus. O, koks baibokas. Kepuriokas. Naujas mados klyksmas. Pasaulį stebėkit. Bandau į riešutą judėti. Neina. Apsauga nuo persivalgymo. Karštis makaulę perkaitino. Tikiuosi nieks nesupyks, jei paragausim drevinio medaus. Tikrai nepanašu į tradicinį medų, o gal turėčiau sakyti parduotuvinį medų. Toks gyvas medus.
Jauti, kad ne butaforija kažkokia. Wow. Wow. Renkat medų? Nėra medaus, ne. Tai kokie darbai vasarą? Dabar žiūrėjai. Tai visokie priežiūra. Kaip jūs čia kur keliaunat? Po Dzūkijos kaimus su dviračiu. Daug. Šitos Dzūkijos. Susėmiau. Čia vidu yra spiečius. Važiuosiu Marcinkonis. Vienai suleisim turbūt. Aha. Kodėl? Nu, taip, pasidalinsim bitėm. Ai. Bičiuliškai. Aha. Padangos siauros, nukurčiasi tai po mūsų smėlynų. Jo, gerai jūs sakot. Bet... Dviračiu. Aš važinėju irgi turiu siaurom, tai jau jeigu ant vietos, tai numetu aš į mūsų plačiom. Neįmanoma. Nu jo, ko tai smėlio turit? Mėto, visai mėto. O tinklelio saudžiu dabar. Ai. Naujovė bus tokia. Dar darysim drevininkų stovyklų. Mes iš kitokių medžiagų. Ai, šitaip užsidedat? Jo. Wow. Šičia kabo... Prie velino. Šitas jau prie medaus laižytojas. Medaus laižytojas. Iki pamplonas biškypint. Bet šiaip vėl tam. Aha. Tų tinklelių priausim, pažiūrėsim. Rankų darbo. Bet šitą virvė lipimui? Jo. Kaip aukštai lipat? Kiek reikia? Ne, dabar jau aukštai nelipasiu. Mhm. Bet amžius ne ta. Bičių pikis. Gerai kvepia. Gerai pavasti. Jo. Mhm. Wow. O kas yra bičių pikis iš tikrųjų? Antiseptikas. Jos iš visų avilį išpikiuoja. Apsisaugo nuo visokių invazijų. Aha. Lygų. Aš išbalzamuoju, jeigu net vabalas kažkokis pakliūna ar kas nors, tai visas būna išbalzamuotas šitų pikių. Dūminį. Mėnesį tik tai? O. Motina gyvena 5. Mhm. O motinėlės gimsta atsitiktiniu būdu? Ne visai. Bitės užaugina. Joms pamato, kad reikia motinos. Aha. Padaro didesnį lopšelį ir iš to paties apvaisinto kiaušinėlio išsirita motinos. Tiesiog būna didesnis. Titnagas ir geležis. Kaip tokiam žaidime Minecraft'e. Reikia pasigaminti titnagą ar geležį, jeigu nori ugnies. Tai ką, kavos norite, arbatos? Ai, jūs dar turit čia kokią pirkę? Elektros duoda biškį. Nebent vandens norėčiau prisipildyti, jeigu yra tokia galimybė. Ten šulinys yra. Bet turi smilkt po biškį ar turi užsidegti viskas? Dūmą reikia. Tas medus, kur pagamina bitės rudenį, tai kur jis eina? Šiaip kažkiek parduodam. Parduodat į parduotuvės ar? Ne. Ar taip va? Svečiam lankytojams parduodam. Čia bus įdomu šituo pasinaudot daiktu. Galbūt taip, įdėsiu čia iš pradžių.
Ir dabar pagal logiką reikia šitą kelti į viršų. Bet kiek aš čia jį pakelsiu? Nepakeliu daugiau. Tikrai tuščias. O gal tiesiog taip? Iš čia? Jo. O, atsikelia pats, dabar jau suprantu logiką. Reikia nuleisti į apačią pačiam, o į viršų iškyla pats, kadangi svoris. Bandžiau išsiaiškinti, kaip veikia. Būtų gerai, kad neįkristų ta gertuvė į šulinį. Bravo. O dabar tiesiog išimam ir uždarom. Nu va. Aleksas šulininkas jūsų paslaugoms. Tai čia tos drevės, tiesiog ant žemės šios. Bet yra labai daug ir medžiuose. Ok. Patarimų paskutiniai minutei. Nesiskubyti. O, pažiūrėkit. O. Tai yra šitos avilio bitės pilkos, juodos, čia yra lietuviškos bitės. Wow. Ten matosi medaus truputį, ar ten ne medaus? Pikis, visur pikis. Pikis? Balzamuota, viskas užpikiuota. Oho. Tai čia jau. Čia yra jaunos bitės. Kai jos pasensta, jos būna blizgančios juodos. Būna tų pilkų ruoželių, čia yra lietuviškos bitės tamsiosios. Juodukės. O kodėl ta turi Čia- oranžinius? Čia žiedadulkės parskrido iš žiedų. Okay. Parsinešė žiedadulkių. Labai įdomu. Lietuviškos bitės. Taip. O kaip šitas vadinasi daiktas, kuris užsideda tiesiog Plautas. kaip? Plautas. Plautas. Įdomi patirtis tikrai. Kuo jūs vardu? Romas. Okay. Malonu tada, ačiū. Aleksas. Geros dienos. Jos nešiojo gyvenimą iš žiedo į žiedą, o paskui mirė nepažinusios ne vieno. Tai atrodo liūdnai žmogiškoms akims. Bet tokia bičių gamta. Jų pažinimas tai žiedlapių kvapas, dulkės saulės spinduliai, šokis virš pievos ore.
Spiečiaus dūzgesys, kuriame dingsta aš. Jų laimė neturi žodžių. Tai tvarkos grožis, kasdienybės ritmas, kuris žmogui gal atrodo tylus, bet joms tai viskas, kas kada nors buvo. Oi, bebenčiukui šiandien pilna įspūdžių diena. Ir dar ant saulutės šildosi visą dieną. Tai tiek tų kaimų šiandien. O dabar važiuojam į bazę. Ir šiandieną nusimato, kaip jau sakiau, laužas ir aukos dievams. Kolega numynė.
Klausimai labai svarbus yra, man patiem reikia. Sveiki. Kaip jūs? Jau pasimsit. Galėčiau pakeisti šitą? Na, bandykit. Paskutinis kartas prižadu. O Dieve, jūs pažiūrėkit, kiek žmogaus. Sveiki. Ai, gerai, pasidalinsim. Viskas gerai. Viskas gerai, nesijaudinkit. Atsimenu tuos gerus laikus, kai buvau čia vienas. Happy place. Mano laiminga vieta. Reikia eit pasimt baterijas iš aibės. Bet su dviračiu jau aš atsiminiau. Manau, nueisiu pėsčia. Jau šiandien traukiniai nevažiuoja. Paskutinis prieš 3 valandas važiavo. Tai sąlyginai saugu, sakyčiau. Rytoj iškeliaujame iš mūsų pamėgtų Marcinkonių į šiaurę. Link sostinės. Link Vilniaus. Tai rytoj planuoju miegoti pusiaukelėj, pirčiu po Karčiamoj, bet prieš tai aplankysiu dar vieną kaimą. Zervynus. Zervynai kaimas yra maždaug už 10 km nuo čia. Tai aplankysiu jį ir tada apie 60 km į Karčiamą. O paskui sekančią dieną lauks dar panašus atstumas iki Vilniaus. Ir turiu pranešti, kad deja kelionė bus baigta. Pradėjom Suvalkijos sostiniai, baigsim Lietuvos sostiniai. Pasėmiau šampinjonų zupą, biškį elektrolitų ir kelioniai energijų. Šitie kažkokį teiginį daro. Ei! Tai kad tu bėgi nuo manęs, kaip man tavęs bijot? Tu bėgi nuo manęs. Čia aš turėčiau tave lyti. Ne? Taip ir maniau. Nu. Ateik čia. Tylėk šuvato. O pažiūrim, kur tu gyveni. Pasakytas būsi. Ar aš per daug pasitikiu žmonėm, palikdamas visą mantą ten, įskaitant neprirakintą dviratį, droną, piniginę viduj. Na ir viską, ką turiu, be dalykų, kuriuos nusipirkau. Stebi situaciją.
Trečia diena iš eilės štunas. Gal tave šiandien paauko dievams, ką? Gal kokių grybų miške prisivalgiai, ką? Aš su šitais dievais alų midų gėriau, kai dar tavo protėviai ugnies nebuvo išradę. Tik pabandyk mane paaukoti ir perkūnas parodys tau, kur vėžiai žiemoja. Nežiūrėk tu man. Tai tu man žiūrėk, mirtingasis. Beje, jeigu sunkiai atsiriška mazgas, tai susukit virvę, kuo daugiau, kuo stipriau ir spauskit į vidų kilpos. Ir tada labai nesunkiai išsitraukia, kad ir kaip stipriai surištas mazgas. Lobynas. Iš pirmo karto. Perkūnė, Austėja, Gabija, vėliau, Kalvelė, Medeina, Andojau, Žemyna, Laima. Išgirskite. Žemyna, skiriu tau banano žievę, kad žinotum, koks egzotikos skonis, nes Lietuvoje bananai neauga. Kalvelė, aukoju tau 1 cento monetą, kad galėtum iš visų surinktų 1 ar 2 eurocentų monetų nukalti kažką įspūdingo. Galbūt stadioną Vilniui pabaigt. Vėliau aukoju tau puodelį, kurį paliko lankytojai ir jį užmiršo. Neužmiršk ir neleisk mums užmiršti tų, kurių jau čia nebėra su mumis, kaip užmiršo kažkas šitą puodelį. Gabija, aukoju tau šį duonos gabalėlį, kad šeimose tvyrotų šilta liepsna kaip ir čia ir kad duona tik sustiprintų ryšį. Medeina, tau aukoju kabanosų likučius, kuriuos paliko lankytojai pavogę iš manęs pavėsinę ir noriu, kad saugotumei gyvūnėlius ir šita dešrelė kažkada buvo gyvas padaras. Todėl grąžinu jį pas tave. Andojau, tau aukoju
šlakelį ežero vandens, kad ir toliau teiktum dvasią, lietuvišką dvasią naujagimiams ir kad mes turėtume ne tik kūną, bet ir šaknis. Laima, priimk šią saują smilgų, kurias radau čia šalia pušies ir padaryk mano gyvenimą ilgą, lankstų ir lengvą, tokį kaip ir šios smilgos. Ir pagaliau perkūnį. Aukoju tau šį perkūno degtuką ir prašau, ir toliau žaibuok. Gali nutrenkti žaibu mano kaimynus, kurie neleidžia man miegot ir skleidžia neapykantą. Bet prašau, nenutrenk mano palapinės ir jokių būdų nenutrenk manęs. Ačiū. Ai, vos nepamiršau austėją, kadangi sakoma, kad tau aukojama liejant į lubas ar orą, tai taip ir padarysiu. Ir prašau, saugok besilaukiančias moteris ir saugok bites, nes šiandien įsitikinau, kokie nuostabūs jie yra padarėliai. Todėl leisk ir toliau bitėms nešti medų Lietuvoje ir visam pasaulyje. Na, dievai, galbūt mane išgirdote, o jeigu ne, galbūt išgirsite jūs, mirtingieji. Tamsa, alkis, plėšrūnai, tokie kaip greiti medžiojantys gaujomis kardadančiai katinai, neleiskit šiam žodžiui jūsų apgauti. Didžiulės hienos, kurios žandikauliai galėjo sutraiškyti žmogaus kaukolę vienu gniaužtu, ar leopardo protėvis dinofelis, medžiojantis vienas, tyliai ir iš pasalų. Toks buvo mūsų pasaulis. Ugnis egzistavo, žinoma, dar iki žmogaus istorijos pradžios. Ją sukeldavo žaibo smūgiai į medžius, išsiveržiantys ugnikalniai ar savaiminiai gaisrai. Iš pradžių nežinojome, ką ugnis gali mums duoti, kol vedami ne ko kito, o prigimtinio smalsumo išdrįsome ją prisijaukinti. Maždaug prieš 1,5 milijono metų. Nuo to momento pradėjome ją saugoti, maitinti lapais ir šakomis, pernešti iš urvo į urvą. Ir tik gerokai vėliau išmokom ją sukurti patys. Šiandieną apie ugnį daug negalvojame, bet nežinau kaip jūs, užsikūręs laužą ir stebėdamas ugnį, negaliu nepastebėti kažko ypatingo, raminančio, kažko neapčiuopiamo. Ir nemanau, kad tai dėl vieno iš gamtos elementų grožio. Toks pasididžiavimo jausmas, lyg, nežinau, būčiau sukūręs kažką. Toks jausmas, lyg būčiau išradęs ugnį. Ugnis viską pakeitė. Visų pirma, ugnis tapo įrankiu. Jis suteikė šviesą tamsoje, šilumą šaltoje naktyje. Ji tapo mūsų sienomis nuo žvėrių, kurie šnabždėjo už urvo ribų. Ji leido apdoroti maistą, kuris tapo lengviau virškinamas ir maistingesnis. Tiesą sakant, šis įrankis buvo toks svarbus, jog tai iš esmės pakeitė žmogaus evoliucijos kelią. Lėmusio žmonės tapti grandinės viršūnę, nuo kurios dabar priklauso visos Žemės likimas.
Pavyzdžiui, brangaus audinio hipotezė aiškina, jog dėl termiškai apdoroto maisto mūsų virškinimui ėmė reikėti mažiau energijos. Todėl jos daugiau liko smegenų augimui ir vystymuisi. Taip, anot mokslininkų, mūsų smegenys pradėjo sparčiai keistis, kūnas prisitaikyti, o visumoj tai padėjo mums tapti tuo, kuo esame dabar. Jei, ugnis valdo! Tačiau ugnis nebuvo tiesiog įrankis. Ji mums suteikė kai ką dar labai svarbaus. Tik įsivaizduokit. Žmonės sėdi ratu aplink laužą, pavalgę riebios mamuto mėsos su įvairiausiais kruopščiai atrinktais žalumynais ir daržovėmis. Dabar jie turi daugiau laisvo laiko, mažiau baimės ir ugnies šviesoje šokančias mintis. Medžiotojų lyderis, norintis išreikšti ir pasidalinti savo išradingumu su visa gentimi, pradeda pasakoti, kaip jis sumedžiojo mamutą, pasinaudoja ugnimi ir įspraudė jį į kampą. Žmonės pradeda bendrauti, tobulėja garsai, kūno kalba, vyksta bendravimas, tobulėja supratingumas. Žmonės kuriasi į gentis grįstas žmogiškumu. Ir tikėjimu. Jau tada galbūt žmonės rinkosi prie ugnies ne tik pavalgyti, bet ir pasidalinti kažkuo daugiau. Galbūt jie kalbėjosi su dievais, galbūt jie aukojo, meldėsi, tikėjo kažkuo didesniu už save. Nežinom, ar jie turėjo vardus dievams, bet ženklai rodo, kad tikėjimas jau buvo. Ritualai, dvasios, protėviai ir pasauliai, kurių nematė, bet jautė. Taigi, ugnis mums suteikė laiką pasinerti į savo mintis, bandyti jas išreikšti kitiems ir jomis dalintis. O taip pat sustiprino ryšį su dvasiniu pasauliu. Ant tos pačios ugnies, kur dabar kepam burgerius ir mocarelos lazdeles, kažkada buvo kepamas mamutas. Ir čia buvo kalbamasi su dievais. Ir aš dabar kalbu su jais. Nežinau, ar jie mane girdi ar ne, bet aš kalbu, nes esu čia. O taip pat rašau istoriją, kuriu ir puoselėju bendruomenę, kad ir kokio dydžio ji bebūtų. Todėl ačiū tau, gentainė, kad žiūri, kad esi. O jums, pirmykščiai protėviai, ačiū, kad išgyvenot ir atvedėt mane čia. O aš einu toliau į paskutinę Suvalkiečio kelionės seriją, kurią pamatysit jau labai greitai. Pradžioje užsidegusi ugnis, ne vien šviesa, šiluma ar įrankis, bet ir protėvių pasaulio istorija, toliau rašoma tavo kiekvienu atodūsiu. A tu baigsi man vieną dieną galvą laužyti su savo mintim.